atėjom pasižiūrėti, kas vyksta AKC, Alytaus kultūros centre. Ir čia kažkoks renginys skirtas kariams. Net su karinėmis mašinomis atvažiavo. Ir jau daug jų įžygiavo, tai turbūt didžiąją salę. Ir ten kažką jiems kalbės, ar rodys kokį filmą. Nes kartais rodo ir filmus mažam ekrane. Na, žodžiu, įdomu buvo pamatyti, kaip žygiuoja. Nes iš tikrųjų aš kareivių nelabai ir mačius. Nors Alytuje yra kareivinės ir praeidavau pro jas labai dažnai. Tai va dabar mes išėjom pasivaikščiot, kam dar nepasakiau, dar ko nepasakiau. Sveiki, užsukę į mano kanalą, mes gyvenam trise, aš, vyras ir šuo. Mes gyvename Alytuje su Loreta, vyras yra Edmundas, o šuo yra Kivis. Taigi dabar eisime pasivaikščioti po pramonės mikrorajoną, nes kas jau žiūri vlogus, žino, kad mes labai mėgstam vaikščioti po kai kuriais maršrutais. Vienas iš jų yra pramonės rajono maršrutas. Tai kągi, einam. Nusprendėme pramonės maršrutą pakeisti į maršrutą aplink tvenkinį. Čia toks pavadinimas mūsų sugalvotas. Jeigu matot už manęs, tai yra tvenkinys. Kažkada jis buvo skirtas prisisiurbti vandeniui gaisrinėms ir tada gesinti gaisrus. Dabar čia apleista, žodžiu, žolė aplinkui, pilna erkių, Kivis nebijo, nes paskiepytas, o mes gal ir pagausim kokią erkę. Kivis žolytę ėda, jis truputį karvytę. Ir va, atėjom prieš tą tvenkinį, mes jį visą apeisim, o įsivaizduokit, kažkada mes jame maudėmės. Čia buvo ir paplūdimys kitoje pusėje toksai, bet paskui uždraudė maudytis, nes buvo daug nuskendusių paauglių, kadangi yra srovių, kurios paskandina ir blogai baigėsi, žodžiu, ne vienam žmogui. Tai va, mes irgi maudėmės iki bambos, kad nenuskestumėm, nenutemptų į kažkokį gilesnę vietą į kokią. Tai va, tai ačiū Dievui, likom gyvi. Ir dabar einam aplink tvenkinį ir eisim jau tada namo, nes, kaip mato, takelis irgi čia beveik apžėlė, bet kažkaip prasibrausim. Šiandien jau kita diena ir vėl nusprendėm tuo pačiu maršrutu eiti tik toliau. Tai ėjom iki Alytaus kultūros centro, kur matėt kareivukus. Ir dabar einam, čia esam prie Traidenio. Traidenis, kaip matot, pasistatė bokštelį pilies. Tai atrodo gal gražiai visai čia pramonės rajone puošmena. Ir mes eisim iki Miklusėnų kaimo ir tada ratą tokį padarę grįšim per kitą pusę. Nes toks ratas ir išeina padaryti. Tai mes turėtume nueiti apie 12 kilometrų. Aš šiandien su Kiviu buvau ryte parke, nefilmavau. Tai jau nuėjau 2,5 kilometro, tai man bus kokie 14 kilometrų per dieną šiandien padaryta. Tai va, tai Kiviukas kartu eina, jam karšta, tai laukiam, kol bus toksai kanalas, kad jis galėtų pasišlapinti pilvą. Kivis plauk nemoka, nenori, gal labiau, bet kai karšta, šlapinasi pilviuką. Na ką, einam. Ėjom ir išėjom iš Alytaus. Ir svarbiausia atėjom į Miklusėnų Jurginų gatvę. Taip, Jurginų. Kaip ir sakėm, Miklusėnai yra priemiestis, kaimas tiksliau, bet jis labai yra arti. O mes, kaip žinot, gyvenam krašte Alytaus, netoli pramonės rajono, už pramonės rajono baigėsi miestas. Iš tai ir baigėsi miestas, nes baigėsi pramonės rajonas kitoj pusėje. Ir dabar mes eisim į pačius Miklusėnus pasižiūrėti, kas pasikeitė po metų, nes šiemet dar nebuvom. Yra daug gražių nuosavų namų ir čia gyvena apie 1000 žmonių. Va, pasižiūrėkit. Čia tik tai pradžia dar Miklusėnų. Čia atrodytų, kad mažas toks kaimelis, bet jisai kaip Balbieriškis, tokio dydžio maždaug. Jeigu kas įsivaizduoja, koks yra Balbieriškis. Mes tik netoli gyvenam Balbieriškio, tai įsivaizduojam.
pravažiuojam autobusu, kai važiuojam iš Kauno į Alytų. Kartais važiuoja per visą Balbieriškį. Tai žinokit, daug kas. Kaip matot, Miklusėnai turi net savo skverą, kur yra dvi tokios, kaip autobusų stotelės, bet čia nėra autobusų stotelės, nes stotelė yra ten. Taigi, čia yra pasėdėti, net jeigu ir lyja lietus, arba saulė čia neustoja, bet prisodinta ir medžių ir tikrai čia yra vėsiau, negu einam ant saulės. Tai manau, kad aš sėdžiu pavėsyje. Tai taip, aš sėdžiu pavėsyje. Ir kaip matot, gražių gėlių prisodinta ir jas atsodina, nes, kaip žinot, metų laikai skirtingi augalai. Tai jau čia rudeninių pasodino ir labai gražu, na, aišku, kas nežino, čia gyvena ir Alytaus meras. Sėdžiu stotelėje, šiandien yra trečiadienis. Pirmadienį pirmą kartą važiavau į neįgaliųjų draugiją užimtumą. Šiandien yra trečiadienis, vakar nebuvau, šiandien važiuoju vėl. Turiu štai autobuso bilietą ir važiuosiu iki pat. Ir tada parodysiu gal jums duris, į vidų neįsileisiu, nes žmonės nori, kad žinotų juos, kad rodytų per viešai per YouTube. Išlipau iš Mėkliuko ir dabar parodysiu, kur yra Alytuje neįgaliųjų draugija. Čia yra įsikūręs, bet, čia yra bendrabutis. Pirmame aukšte, kaip matote, parduotuvė Aibė, o kitur aukštuose, antrame, trečiame, ketvirtame, penktame gyvena žmonės, o va ten toliau, va, matosi, įėjimas su vežimėliu, tai ten yra neįgaliųjų draugija. Tai va, tai dabar parodžiau, o paskui pažiūrėsim, kaip jinai iš tikrųjų vadinasi, koks jis tikras pavadinimas, nes galbūt aš neteisingai sakau neįgaliųjų draugija, kad neoficialus, o tik šnekamąja kalba. Tai visi pavadinimai, visko čia yra, net įskaityti neįmanoma, iš tikrųjų neįskaitau. Kaip ir sakiau, čia esu neįgaliųjų draugija ir štai ką darau. Čia yra iš siūlo, kuris yra vien iš kilpelių, mezginys pirštais. Ir čia bus pledukas kūdikėliui. Ir tikrai labai švelnus siūlas. Ir man labai patinka šitas mezgimas, nes tą, kurį dariau anksčiau, man jis pasirodė sunkesnis, nors nemanau, kad kitis gal sutiktų, kas irgi daro tokius, bet šitas man atrodo lengvesnis. Tai va, vėl lankysiu šitą užimtumą, kurį nežinau kaip vadinasi. Ir man čia visai patinka ir aš atsipalaiduoju ir pamažėja nerimo pojūčių. Nerimo, kaip čia pasakyti, nerimas mažėja. 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 Ilgai šiandien buvau toje draugijoje, kur nežinau kaip vadinasi iš tikrųjų užimtumo centras ir ne tik ten daug įstaigų. Ir dabar, kadangi nusprendžiau eiti namo pėsčiomis, tai atėjau dar į parkelį, kuris vadinasi Jazminų parkas. Ir čia yra tokios, turbūt matot, supynės, suoliukas. Tai va čia aš viena sėdžiu, saulėta, šilta, nors su bluzonu, bet ne per karšta, kaip tik tas. Ir čia truputį pabūsiu, o paskui jau trauksiu namų link, nes vakarės jau dienos netokios ilgos. Tiksliau buvo lygiadienis, neprisimenu kada neseniai, prieš gal už vakar ir dabar susilygino dienos ir naktis, tai dabar jau truputį ilgesnės naktis. Tai va, tokia truputį parodysiu
kaip čia atrodo. Jau parėjau namo ir nusipirkau aviečių, kur atvežė į kiemą. Specialiai mums, nes įsipardavė daug ir liko tik tai 2 kilogramai, tai nusprendė atvežti mums, nes mes anksčiau pirkę, tai man skambino, aš buvau pamiršus visai. Ir va, kivis, labai mėgstu uogytes, bananiukus, kivius, apelsinus, mandarinus ir avietytes. Aišku, mėgsta ir vynuogės, bet vynuogių negalima, nes jie nuodai kiviukui. Va, kaip žiūri, man jakutė, žiūrėkit. Ir dar prašo nedreba. Ir gėda. Jisai moka manipuliuoti, jis labai gražiai manipuliuoja. Išmoko iš savo mamos Loretos. Nu, atsiprašau, ne, čia tarp kitko buvo, ne, ištrinsim šitą. Šitą reikės iškirpti. Tai va, o man irgi skanu. Šiandien yra penktadienis ir anksti ryte išėjom į parką jaunimo, kaip visada, su kiviu, kur tas kivis matot kivį. Ir mano mama, ir truputį vaikštom, toli nueiti čia negalim, nes kivis ką tik atliko reikalą, reikia surasti ir surinkti. Tai va, tai geras oras, reikia vilktis liemenę striukinę, bet ne šalta. Mama paliko mane, nuėjo toliau, bet ne šalta, iš tikrųjų visai geras oras ir patenkinta. Ir saulė šviečia, per krūtinę šilta, nes liemenė kaip striukė, o rankovių nėra. Nu tai tokia, šabautį pirkau, neblogą striukytę, liemenę. Tai va dabar jau mane mama paliko, aš greitai baigiu pakalbėti, jau ir baigiu, ir pasivysiu mamą, nes šuo žiūri, kur paliko mus, tai dabar jisai jau bėgs. Taigi, mes dar esame jaunimo parke ir dar patiko oras, saulė šviečia gražu, tai dar neėjom namo, sėdžiu ant suoliuko, va čia biški. Ir dabar jau eisiu namo, nes pavargau ir miego noriu. Gal dar nusnausiu per dieną kažkiek. Ir paskui reikės eiti susirpti namus, jeigu prieš tai nepadarysiu, nes man yra toksai dalykas, kai, pavyzdžiui, kiti žmonės atidėlioja darbus, o aš turiu padaryti, kad galėčiau ramiai užmėgti. Nes kol darbai nepadaryti, negaliu nieko daryti. Negaliu užmėgti, o kai padarau, tai jau galiu. O kiti gali, pavyzdžiui, užmėgti, pamiegoti, simiegoti ir tada padaryti darbus. Taigi, dabar yra, laikrodžių neturiu, dabar yra po 10 kelios minutės ryto. Kaip visada mes turim užsidegti šitame kambaryje šviesą, nes čia yra gana tamsus kambarys, kadangi ant kiemų auga medžių daug. Šiandien paliksim kivį vieną, nes planuojame išvažiuoti į Vilnių. Keista, ne į Kauną, bet į Vilnių. Todėl, kad grįžta mergaitė viena mūsų iš užsienio, kur gyvena, ir mes norime su jie susitikti. Ir tą progą susitiksim su kita mergaitė, kuri gyvena Vilniuje. Tai su abiem kartu susitiksime. Taigi, jeigu įdomu, tai žiūrėkit kelionę, kaip mes keliausim į Vilnių. Kad važiavom šiuo autobusu, išlipom ir dabar eisim į autobusų stotelę ir važiuosim iki katedros. Dabar einame į stotelę, kur važiuoja antras troleibusas, nes mums reikia nuvažiuoti prie katedros antru troleibusu. Tai skubam. Esu prie Šiluvos arkikatedros. Oi ne, ką aš jiems meluoju, čia yra Vilniaus katedra bazilika. Ir mes čia laukiam dukterų, kurios turi pasirodyti tuoj. Truputį vėluoja, bet mes jų niekur nematom. Patys atvažiavom beveik punktualiai. Ir dabar laukiam ir jau tada neberodysim jums susitikimo su juo, bet norėjom parodyti, kur mes
susitikimo vietos susiruošę buvom. Tai susitinkam kaip visada su jom čia ir aš jos jau už nugaros ate. Štai ir grįžom, saulei leidžiantis į Alytų. Ir ką, visai gerai praleidom laiką, pabuvom su merginomis, pabendravom, pavalgiom ir apsisukom, grįžtam atgal namo į Alytų. O mūsų namuose laukia Kivis. Taigi, dabar kam patiko mano vlogas, spauskite patiktuką. Taip pat prenumeruokite mano kanalą, kad būtų daugiau prenumeratorių. Taip pat galite paremti Contribui.com platformoje ir užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!